mes šiandieną pradėtumėm ryšti, mes turėsim verbą susideda iš 3 dalių. Viena dalis pirmoji tai yra skiautėlė, ar reiškia ta vieta viršūnėlė, kur yra. Antroji dalis yra pati verba. Ir trečiasis dalykas yra kotas, tai turi būti labai proporcija. Faktiškai mes, reiškia, kotelio viršūnėlės gali būti maždaug ketvirtadalis, pati verba ir žinoma kotelis. Kad būtų kotelį užtenka visą laiką kažkokį gręžtelio, bet vis dėlto, kaip mes šiandieną esame pripratę, kad mes jau verbą naudojame vien tik taip, reiškia, sakralės funkciją atlikti, bet kažkaip pritaikoma, tai mes galime ir 2 metrų padaryti, svarbu, kad mes turime žinoti, nes jie faktiškai aš dedu į ranką, tai yra pirštinė ir tiesiog reikia užtvirtinti. Rišant didelę verbą reikia pirmiausia padaryti mažą įpjovą ir labai negiliai atvežti. Ja ten sutišti ir tiesiog užfiksuoti. Tai pats procesas visas mūsų ryšys reiškia taip. Taip, jeigu matėt, kaip senais laikais mergelės reiškia verbdavo, tai tas reiškia niekas nebežino, pirštų galškose, galiukose yra visa tiesa. Tai aš padaryčiau labai greit verbą, tik tai reikia po vieną. Imti po vieną, tai labai daug. Aš tiesiog labai gražiai jaučiu pirštais, net galėčiau ir užsimerkti. Tiesiog pridedu ir reikia rišti taip. Pirmosios, reiškia, mes galim. Rišti, žinoma, galim įsivysti pačiam. Ir be šitų visų dalykų daromas yra kalbas. Reikia nerišti šitoj vietoj, nes tada šitai kaip ir blogais pažeidžiamas. Reikia rišti visą laiką vos. Vos reiškia ties nuotelę prasideda. Nes kitaip, jeigu čia grįžim, tai jinai faktiškai gali nulušti. O jeigu dar ir nukrist ant galvos, tai nebus. Ir turim taip labai gražiai padaryti. Kad? Ir dar prisiminkit, kad visą laiką visą žaliavą dedame rankose. Net viršaus, bet paskui. Žinoma, čia jeigu mes turėtume galimybę ir aš galėčiau individualiai kiekvienam parodyti, būtų tik jokiais būdais ne taip. Nes taip daroma, nesijaučia dar kartą, sakau, jeigu norit, tai tikrai jau namuose, kaip norit, tik tai sukdami, nes šitaip daroma, jūs nejaučiat proporcijas. Tik tai sukdama jaučiama, kaip gera kelytė, ar nematau. Ir trečdalį paliekam, nenuleiskim čia žemyn, nes vis tiek šitą nupjausim. Jeigu nupjausim, tai mūsų darbą, užliauš. Dabar taip paieškokit, kad tikrai reikia. Čia, sakau, galima laisvai daryti ir aplam žmogui. Ir žinokit, dabar taip, ne visą laiką būnant tai tiesus, tai mes galim pamušalo išlyginti. O pagrindinis dalykas, aš sakau, kodėl vis dėlto gyvūnės gali žmogui jaunimą. Galima nežiūrėti, ranko tai geriai jaučiasi negu akimis. Galima taip padaryti, ranką nebūna. Iš praktikų žinau, iš fotografinių medžiagų, kad verba yra tokia, koks žmogus būdas tuo metu, kada jisai riša. Jeigu tik esi blogoj nuotaikoj, patikėkit, kad ir ten dėdė, ir šiandien ir verba neišeina, ir pirkėjas neateina, faktiškai dar nesugumą, tai tai, kad sunaikini, bet jinai taip yra toks balansas, iškiek verba, tai kitam dalykai didelė kaina ir mūsų, iškiek, bet matot, kas yra, jinai turi būti gražiai. Jinai turi būti kaip šukuose. Nes jeigu vienas ten, kitas ten, bet čia tik nežiūrėkit, čia ateiti viskam. Už tai sakau, jeigu žmogus klausytų, kas sako, vadinasi, nesame tokie tobuli, kad girdėti. Reiškia, dedama vieną šalia kitos. Yra kompozicija. Pavyzdžiui, jeigu mes rašom žodį, tai mes nepradedam pirmą ir paskutinę. Mes turim jį padaryti, mes turim dar visus šitų ženklus sudėti. Verbos rišimas yra tas pats, kaip rašymas, tapimas arba pats dainavimas. Mes turim būti labai gražiai. Labai suprašom jaunuolį. Ir dabar, jeigu kas padarė, tai žiūrėk, mes čia turim karliną. Tai viena iš žolių, kuri faktiškai labai vargas. Tai žolė, kuri yra ir vaistažolė. Čia šiandien, aišku, aš tos temos nelėsiu, nes tai jau labai grįžtus. Šitą žolytę jinai labai gera minkšta, kad jinai nesuguldo. Turim taip tvirtinti vėl. Dedu žolytę ir pirštų laikau. Ir aš jau žinau, kur aš įspausiu. Ir tai yra toks dalykas vienas kartas, antras kartas. Todėl aš nešlapinu gėlių, aš matau pagal viskas, kokios jos yra, nes jos, kada išdžius, jos bus kaip saulutės. Kiekviena iš jų nors turi atskradyti, bet jūs bus skirtingai žydėjimo laikas. Ir pavyzdžiui, jeigu mano viena gėlytė yra labai gražiai įsižiūrėjusi ir turi visą savo žydyną, tai kita bus nužydėjusi. Ir tokia atveju aš darau ir vėl formuoju va šitus pirštus.
gėlytes, ne per daug. Mes pabandysim, reiškia, tada, kada padarysim čia vainikėlį, jeigu jau ten kažkam tada išeis, tai gal į trečią lauks. Ir laikyti, žinokit, nes jūs su patarimu. Aš tiesiog paimti martyriuką ir vėl už uodegytės, kad ne visiškai kvėpat galvos. Pritvirtinkite čia ir vėl nuleiskite į apačią. Pritvirtinkite ir grįžkite prie pradinės padėties. Tik tai puikiai va šitą. Aš pasiėmate, siūlo va taip maždaug ilgiau. Ir nieko kito nedaro, siūlas eina apačią. Su tais pirštais formuojam bando. Ir tada darom tokią uodegytę, kilputę ir užlenkiam ir užrišam. Ir mes jau. Kita dedu, žiūrėkit, aš pakalbėsiu pavyzdį, kita dedu iš tos pusės, reiškia, atbulinės iš nugaros. Nes iš priekį, jeigu dėčiau, tai tada būtų siūlėmas. Ir dabar vėl tas pats. Reiškia, ja ir va, imu už galiuką. Maždaug tokia patys. Galima taip, paprasčiau. Galima taip, žinokit, taip, nudnai, taip šitai, reiškia spausti. Jeigu mes taip spaudžiam, mes faktiškai žalią, drėgną žalią jau taip planuojam. Ir jinai jau, kada bus pririšta, jinai niekados nebus apibrėžti, negu jinai pati atsiūtė savo norą. Tai va, dar sakiau, reiškia, dedam čia, spaudžiam ir va, pirmiausia parodau prašyti. Ir siūliukas, matot, siūliukas kaip kvapą, čia jis eina, jeigu jis bus mažuje, prašyti. Dabar bandom uodegytę, labai gražiai, spaudžiam ir mes jau turim papuoštą uodegytę. Tai va dabar tai yra antras būdas, nes pirmas tai yra girdinimas pačios žaliavos, antras yra paties vainikėlio. Mažesnis, kad vis dėlto atsiminkit, kad dar ateityje, reiškia ir nesuspaustai, atsiminkit, mes gyvašytai irgi nelabai norim gyventi. Mums reikia proporciją, kompoziciją lengvai, plastiškai nusileisti žemyn ir turi, reiškia, kažkur būti pagrindas. Dažniausiai būna arba per vidurį išplatėjimas yra, arba pačioj. Niekados nebūna, reiškia, išplatėjęs viduris viršūnėlės. Va.